sartu, vakarokės ratu, sartu, trauksmo dainų kartu, sartu, vakarokės ratu, sartu, trauksmo dainų kartu. Sniegas dulka kelius, žirgas traukia aštu, gal nujaučia jisai, kad suku lik sartu, vakarokės ratu, sartu, trauksmo dainų kartu. Va jie tau 107 kartų sartu susirinko. Taip, 65 ristūnai ir 30 raitelių, juos vadeliuosiančių iš 11 Lietuvos rajonų ir 3 užsienio valstybių – Latvijos, Estijos ir Rusijos – suvažiavo į sartus. Paklausę organizatorių atvykome anksčiau, kad suspėtume ir po mugę pasidairyti ir arkliukus apčiupinėti. Laikinose arklydėse prie pat hipodromo jau virė darbas. Gal tik vienas kitas žirgelis vėlavo. Garduose stovintis ilgesingai žiūrėjo į mus arba avižas žiaumojo. Žirgų lenktynės gali priminti automobilių sportą. Pavyzdžiui, automobilius vertina techninė komisija, tuo tarpu žirgus apžiūri specialistai, kurie ne tik įvertina žirgų sveikatą bei fizinę būklę, tačiau ir identifikuoja, ar startui ruošiamas žirgas yra būtent tas, kuris užregistruotas. Šiuo atveju gelbsti naujosios technologijos. Taip pat kaip ir automobilį, taip ir žirgą reikia paruošti startui ir lenktynių distancijai. Pasivaikščiokime po žirgyną ir šarčiau susipažinkime su paruošiamaisiais darbais. Pradėkime nuo žmogaus, kuris identifikuoja žirgus ir įvertina jų fizinę būklę. Pirmasis žingsnis – žirgo identifikacija. Čia mums padės Romualdas Kryžiokas, Zarasų valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektorius. Tikrinam su skaneriu čipus, tai yra identifikavimas arklio, kuris atitinka su pasu duomenys, kad nebūtų falsifikuoti. Nepakeistas žirgas, vienu žodžiu, ir dalyvautų jau tikras to paso dalyvis. Integruojami visiems arkliam yra, metų jau amžiaus turi būti sučipuoti jie ir pagal šitą sprendžiame. Žirgas turi ne tik būti tinkamai pažymėtas, tačiau ir jo pasas turi būti tvarkingai užpildytas. Šiame pase galime surasti daug įvairių įrašų. 07 įrašai tai yra vakcinacija nuo gripo, kuri privaloma kiekvienais metais atlikti, ir dar vieni tyrimai yra kraujo. Tai ten vakcinacijos buvo. Čia kraujo yra 3 tyrimai – infekcinės anemijos, įplautimo ir kergimo ligos atžvilgių yra ištiriami. Turi būti patikrinti ir įvertinti visi žirgai, ar jie tikrai gali dalyvauti varžybose. Turim apžiūrėti, ar jisai koks nesergantis, neapšlubęs yra. Vienu žodžiu, sveikas turi eiti į startą. Kai pirmieji žingsniai žengti ir žirgai sėkmingai identifikuoti, jie ruošiasi lenktynių startui. Apie pasiruošimą pasakojo Irmantas Gramackas iš Alytaus, kuris ruošia savo žirgą Čardašą sartų lenktynių startui. Dabar aš jį ruošiu apšilimui, tai dedu pakinktus, dėsim apsaugas visas priemonės, kad galėtumėm su jų startuoti ir tikimės nugalėti. O sakykit, kuo maitinasi žirgas prieš startą, kad gautų energijos, kad jam nebūtų šalta? Šiaip mes naudojam vitaminizuotą tokį pašarą, kuris turi šiek tiek energijos, tai jam dadeda ištvermės treniruotėse ir tiek tų pačių ištvermės dadės tikiuosi varžybos. Pagrindinis pašaras tai yra avižos. Avižas mes trinam, traiškom, geriau įsisavina žirgas. Ir pagrindinis pašaras tai yra aviža žirgui, visa energija tai yra iš avižos. Turi praeiti mažiausiai 2 valandas prieš startą maitinimas.
Dabar aš irgi jį pamaitinau 8 valandą, o maždaug apie 10 valandą darysiu apšilimą, taip kad iki apšilimo praeina 2 valandos. Tai tiek pat ir girdimas, tiek ir šėrimas. Mes kaip sakyt, turim duoti žirgui, kad jisai įsisavintų tą visą pašarą ir iki energijos, kad turėtų. Tam, kad žirgas nesušaltų, jam naudojama ir speciali apranga. Čia pas mus šita daržinė tokia buvo šalta ir skersvėjai viskas, tai naudojau 2 gūnes, vieną tą vadinamą prakaitinę ir kitą žieminę, tai visą naktį jie prabuvo su šitom būtent gūniom ir aš manau, kad nesušalo. Aišku, kiekvieną kartą atvažiuodamas žirgas į kitą vietą jaučia kažkokį tai diskomfortą, bet aš manau, kad čia visiems žirgam vienodos sąlygos, taip kad aš džiaugiuosi, kad startuose mes galim suvažiuoti visi žirgus, susivežam vienodom sąlygom ir bandysim kovoti kaip vienodai. Atvykus į startus, akis galima paganyti ne tik į gražius žirgus, bet ir į moteris, kurios nebijo važnyčioti ir be baimės lekia ledu. Viena jų Monika Venskutė, kuri kaip tik ruošia savo kumelaitę lenktynių startui. O jūs pati josit ar tik tai prižiūrit? Važnyčiosiu pati. Nes čia neėjimo varžybos, o važnyčiojimo. Pati dalyvausiu su 2 žirgais, tai vienas šitas, o kitam gale kitas. Pirmą kartą, ne pirmą? Oi, ne, jau gal, nežinau, gal 4 kartą saltose. Iš tikrųjų, nežinau, gal 4, iš tikrųjų, neatsimenu. Kokie lūkesčiai kaip praėjusiai metai? Praėję metai yra geri, buvo 1 vieta. Šiemet, iš tikrųjų, sunku prognozuoti. Galbūt prizinę vietą, gal pavyks laimėti. Iš tikrųjų, viskas priklausys nuo situacijos, labai sunku prognozuoti, labai stiprus konkurentai. Tai... O didelė konkurencija tarp moterų šiuose varžybose? Tarp moterų? Kaip, ne, iš tikrųjų tarp žirgų konkurencija, o ar moteris važnyčioja ar vyras, tai aš labai didelį skirtumą gal nematau. Nežinau. Sakykit, čia pas jūs kumelė, taip? Čia kumelė. Tai moterys su kumelėm, o vyrai su žirgais, ar ne? Tikrai ne, bet tikrai to nėra, tiesiog kumelės gal yra ne tokios pajėgios kaip žilai, tarkim, tai tik tiek. O kad moteris su kumelė turi važiuoti, tikrai taip nėra. Žirgo pasiruošimas sartų startui nėra tik pamaitinimas, pakinktų uždėjimas ar dailus sušukavimas. Norint gerai startuoti, reikia pasirūpinti ir žirgo kanopomis. Čia uždedamos naujos pasagos, su kuriomis žirgas geriau įsispiria į ledą. Tinkamas paruošimas ir gera žirgo savijauta gali nulemti ir galutinį rezultatą, todėl dalyviai stengiasi savo žirgus paruošti kaip įmanoma geriau. Iš žirgyno persikelkime į spaudos konferenciją. Organizatoriai pasidžiaugė, kad šiemet iki 75 000 litų padidėjo varžybų prizinis fondas, kai pernai buvo 65, o užpernai 52 000, kurį pasidalys šių lenktynių nugalėtojai ir prizininkai. Užsiregistravęs vyriausiasis vadaliotojas 82 metų Jonas Zakšauskas, o jauniausiu raiteliu tapo jo anūkas Paulius Zakšauskas, kuriam dabar tik 17 metų. Lenktynių programoje 9 važiavimai, iš kurių 3 tarptautiniai. Sartai 2014 jau ne tik lenktynės, bet ir visą Lietuvą vienijantis reiškinys. Išgirdome spaudos konferencijoje. Didžiausias Žemės ūkio ministerijos įsteigtas 12 000 litų pagrindinis prizas. Antrasis pagal dydį 10 000 prizas atiteks greičiausiai įveikusiam ilgiausią visų lenktynių programoje trasą – 3200 metrų. Na, apsimoka, kuria prasme apsimoka. Be abejo, tai nėra investicija, iš kurios po to grįžta tie pinigai, bet aš kaip jau ir minėjau pradžioje mūsų pokalbio, kad vis dėlto per rezultatų parodymus, per pasiekimus, per paramą galų gale šiai šakai, tai tais pinigais tiesiogiai negalima įvertinti. Ir iš viso noriu pasakyti, veislininkystės viso darbo, nekalbant apie žirgų ar apie kitą, tiesiogiai pinigais įvertinti artimiausių metų neįmanoma. Tai yra ilgalaikės investicijos,
duodančios ilgalaikę naudą. O to pačiu labai norisi ir pasidžiaugti žmonių požiūriu į šitą tradicinį renginį. Juk matome ir šiandien, kiek susirinko žmonių laukiančių šių varžybų. Visi žirgai, su kuriais lenktyniaujama tradicinėse respublikinėse žirgų lenktynėse, skirstomi pagal pajėgumą ir amžiaus grupės į atskirus reitingus. Lenktynėse dalyvauja 2010-2011 gimimo ristūnai, suaugę A, B, C ir D reitingų ristūnai. Suaugę B reitingų ristūnai varžysis 2400 metrų distancijoje bei dviejose tarptautinėse važiavimuose, kurių distancijos 3200 metrų. Likusiuose važiavimuose bus lenktyniaujama tradicinėje vienos angliškos mylios distancijoje 1609 metrai. Tokia įvairovė būtina, todėl kad vieni žirgai pasižymi didesnė koncentracija ir yra maksimaliai greiti vienos mylios distancijoje, o kitiems būtina įgyti savotišką pagreitį ir visą savo tikrąją jėgą jie gali atskleisti tik ilgesnėse distancijose. Stebint žirgų lenktynes galima pastebėti, jog žiedo viduryje vadėliotojais visada persiokėja vienas automobilis. Tai lydinčiojo teisėjo ekipažas. Pradėti reikėtų nuo to, jog eiliniam žmogui šios pareigos gali būti kiek per sudėtingos. Todėl į šią kėdę gali sėsti tik žmogus turintis žirginio sporto patirties. Tai teisėjas Raimundas Blizgys. Anksčiau pats važiavęs žirgais, treniravęs žirgus, o dabar jau nusipelniau gal ar kaip, paskyrė mane lydinčių teisėjų. Stebiu, kaip žirgai, kad nešuoliuotų, kad daug botago nenaudotų važiuotojai, kad neblokuotų vienas kito, skaičiuoju šuolius, kaip vadinasi bažnyčiotojų terminais, steko naudojimą, kad vadelės tvarkingos būtų, kad kojų neištrauktų iš vežimėlio kilpų. Ir meldžiuosi Dievą, kad viskas gerai pravyktų, sklandžiai visas važiavimas, kad neįvyktų avarijų. Raimundas Blizgys lydinčio teisėjo pareigose jau ne pirmi metai, todėl sukaupta patirtis jam leidžia savo darbą atlikti nepriekaištingai. Lydintis teisėjas ne šiaip sau lekia iš paskos žirgams, jo užduotis stebėti, ar vadėliuotojas laikosi visų taisyklių. Be abejo, aš pamatysiu pažeidimus, pranešiu vyriausiai teisėjai racijai, gali eliminuoti, nuimti, kaip sakant, dalyvį už grubų žirgą, elgesį su žirgu. Ir daug tų taisyklių yra, daug ko negalima. Iš šono žiūrint atrodo viskas labai paprasta. Lydintis teisėjas yra vienas svarbiausių žmonių varžybose, kuris gali lemti rezultatus. Užfiksavęs pažeidimus, apie juos jis praneša vyriausiajam varžybų teisėjui, kuris imasi tolesnių veiksmų. Kaip ir bet kuriame kitame sporte, teisėjas ne tik priima atsakomybę už savo veiksmus, tačiau jam tenka išklausyti ir jo sprendimais nepatenkintų sportininkų priekaištus. Į sartus atvyksta tikri šio sporto mėgėjai, kuriems pagrindinė pramoga ir džiaugsmas tai stebėti ledu šuoliuojančius žirgus. Linksmai nusiteikę sirgaliai palaiko savo favoritus ir mėgaujasi lenktynių dvasia. Visų lenktynių metu girdėti raginimai bėgti greičiau ir žinoma džiaugsmo šūksniai žirgams pasiekus finišą. Vienas entuziastingas sartų lenktynių žiūrovas Darius prisipažino, kad net nepamena, kada pirmą kartą atvyko stebėti šių lenktynių. Atvirai pasakius, nebegaliu atsiminti, nors nesu toks senas, kiek metų čia dalyvauju. Žirgus tai nuo vaikystės myliu. Būdavo tarp kojų vaikščiojau žirgam. Ir kas svarbiausia, žirgas nieko nedarydavo. Močiutės visus batonus supenėdavau. O tai kodėl jūs statot už šeštą? Nes jisai geriausia. Iš kur jūs žinot? Nežinau, manau. Pagal ką mano? Tai gerai, kaip kažką tai manyti? Šeštas yra daug pergalių turėjęs ir daug patirties turi. Kaip vardu? Gajus. Ir kiek jūs už jį statot? Litą. 2 litus.
Yra ir tokių, kurie statė daugiau, nors totalizatoriaus iki šiol sartuose legaliai nėra. 72 000 litų prizams organizatoriams juk reikia surinkti, prašant iš įvairių rėmėjų. Vieni jų Arvi įmonių grupė. Algirdas Kumža, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Ukrainoje. Iš tikrųjų, aš ten 4 metų dirbau ir savo jausmais ir mintimis iš tikrųjų esu susijęs. Ir turbūt nenustepsit, kad ir ryte pasižiūriu savo iPad'e, kas ten darosi, ir vakare prieš miegą irgi pasižiūriu. Iš tikrųjų situacija nerami, bet tikėkime, kad daugiau kraujo ten nebus ir sugebės politikai ir diplomatai išspręsti tą situaciją. Papolitikavome. Dabar prie lenktynių. Arvi yra jaunatviška bendrovė. Mūsų netgi visų didžiųjų fabrikų direktoriai yra 30-mečiai. Todėl mes esam visada ten, kur yra sportas, greitis, rizika ir sartai yra būtent tokios varžybos. Kitas dalykas, mes esam tarptautinė bendrovė. Ir kadangi čia yra tarptautinės varžybos, mes prisidėjom prie bendro fondo ir čia buvo paskelbta, kad bendras fondas auga ir varžybos auga, berods 72 ar 5 tūkstančius paskelbė. Tai mūsų indėlis yra labai svarbus šitame prize. Ir ten jau organizatoriai išskirsto. Sartų lenktynės pasižymi ir tuo, jog tradiciškai čia rengiama mugė, kurioje lankytojai gali ir pramogauti, ir apsipirkti. Kol vieni stebi lenktynės, kiti linksminasi. Treti atvyksta tik į mugę ir suradę savo patinkančių pirkinių keliauja namo. Mugėje galima rasti ir su žirgais susijusios atributikos, įvairių statulėlių ir paveikslų. Norintis ko nors užkasti, suras gardžių riestainių, saldumynų ar mėsos gaminių, o žuvies mėgėjai tikrai ras ir ko nors savo skoniai. Rankdarbių mėgėjai taip pat nenusivils. Čia parduodamų drožinių ir pintinių pasiūla ypač didelė. Mažiesiems siūloma gausybė žaislų, kurie neretai susiję su pagrindiniu šventės akcentu žirgais. Taip pat jie galės išmėginti ir balną, tiesa ne ant didelio žirgo, o mažo ponio. Kol vieni smagiai savo lenktyniauja, aš susiradau savo draugą pagal savo ūgį. Ir irgi pajodinėsiu. Smagiai pramoga. Prasidės oficialus lenktynių atidarimas. Bevaikščiojant po mugę be jokios abejonės galima ir sutikti linksmai nusiteikusių lankytojų, kurie čia atvyksta beveik kasmet. O šiaip kasmet atvažiuojat, patinka čia? 3 metai, labai patinka, labai geras oras, gera nuotaika, geri žmonės, labai viskas puiku, čia geri kolektyvai koncertuoja, labai gražų žirgai, labai eiklus, labai mėgstame juos žiūrėti ir labai tikrai, kad ta šventė tikrai nesibaigtų, mūsų visų gera nuotaika čia būna ir visiems linkiu sėkmės. Nors šiemet į šventę susirinko kiek mažiau žmonių, tačiau ištikimiausi gerbėjai atvyko ne tik lenktynių pažiūrėti, bet ir arklio metus paminėti. Žmonių tai mažoka, gal oras blogas, vėjo visi pabūgo. Arklio metai šįmet tai labai nuostabu, mes gerbėme arklius ir tikimės, kad šiais metais arklio metai mums bus pajėgus ir mes būsime tokie stiprus kaip žirgai. Praalkę mėgausis patiekalais, o ištroškę taip pat ras kuo pasiskanauti. Pasistiprinus galima įsisukti į šventinį šurmulį šokiais. Mugėje įrengtoje scenoje nuolat grojantis muzikantai ne tik linksmina šventės dalyvius, tačiau varžosi ir geriausios kapelos konkurse. Šventinė nuotaika juntama visur, kur benueisi. Galiausiai pasismaginus šventėje ir apsipirkus mugėje galima grįžti atgal prie lenktynių trasos, kur patys ištikimiausi žirgų mylėtojai stebi lenktynes. Ypač daug ši šventė reiškia žmonėms, kurie ilgus metus praleido dirbdami su žirgais ir stengiasi nepraleisti sartų lenktynių. Viena šventės dalyvių, Aldona, su žirgais dirbo 23 metus ir puikiai pažįsta šiuos gyvūnus. Dar nepraleidžiau nei 1 metų, jau 15 metų pensijai ir nepraleidžiau. Pažįstu labai gerai, labai jie man mylėja, viskų prie visų aš prieidavau, kažkaip tai draugaudavom. Na štai ir startuoja didžiojo žiemos prizo rungties dalyviai. Po starto į priekį išsiveržė Stanislovas Kerys su žirgu Prompto Rib. Beje, jis yra šios trasos geriausio rezultato savininkas.
prieš paskutinį posūkį dar pirmauja Stanislavas Kerys. Tačiau žiūrėkite, staigiai į priekį išsiveržia Egidijus Gudonis, jam ant kulnų lipa Evgenijus Ivanovas su Sakalu, kuris praeitais metais su Stanislovu Keriu ir laimėjo šias rungtynes. Ir finišuoja Egidijus Gudonis su Rodney Augustinu pirmi. А трудно было, ну как, чуть-чуть поднажать, что все-таки стать первым? Ну, у Эгидиуса лошадь была на финише сильнее. Если нет смысла было лошадь убивать, видно было, что он меня все равно объедет. Значит, никак? Нет. Саколас сделал хороший заезд. Тактически все было очень хорошо, но другая лошадь была сильнее сегодня. Tas finišas labai sunkiai. Sunkiai. Kolega sako, mačiau, kad niekai pavyti negaliu. Ne, šiandien jautėm, kad pavysim. Nesunkiai šiandien jam. Sunkiai? Nesunkiai. Ne, atvirkščiai nesunkiai. Jo, jam nesunkiai šiandien. Išvažiuojant iš paskutinio posūkio jau jaučiau, kad gali laimėti. Sartų žirgų lenktynės šventė visiems. Ji patiks norintiems pašokti ar apsipirkti ir žinoma, stebintiems lenktynes. Tai puiki žiemos šventė tiek mažiems, tiek ir dideliems.